praeitoje serijoje matėte. Tokį praėjo pasimatymą su Maiku. Iš tikrųjų nėra ką pasakoti. Maikas atėjo, pavalgė kelias minutes, tada nusimovė savo kelnes ir buvo baigta, net nespėjus susiekti pavadinės. Kaip praėjo pasimatymas su Ana. Nuostabiai. O kaip jum? Tai buvo nuostabu. Net neklausk, tai visas vakaras buvo nesusipratimas. Po savaitės. Ana banana, mano bananas Anoje. Klausau. Labas, Saldainiu. Kaip sekas? Labas, Maikai. Taip, teisingai. Kaip tau sekas? Man gerai, čilinu savo gitarą, nes esu profesionalus muzikantas. Klausau. Labas, Dagai, čia esi. Kaip laikais? Gerai. Aš galvojau paskambinti ir pasisveikinti. Ir pasakyti, kad praleidau tikrai labai gerą vakarą. Taip, aš taip pat. Pagalvojau, gal norėtum didžiojo Maiko atakos. Iš tikrųjų, tai pas mane pilni namai giminių. Tai negaliu dabar. O nieko tokio. Aš tą patį darau su motinom. Taip. Aš čia pagalvojau, kad gal galėtume nueiti kur nors kartu. Kur nors? Taip, kur nors galim. Tai kada tavo giminės važiuoja namo? O, jie užtruks ir važiuos tikrai vėlai. Tai būtų tikrai geras vakaras, aš pažadu. Ne, tik mano tėvais. Tai ką darai savaitgalį? Šį savaitgalį aš negaliu. Šį savaitgalį turiu ledo ritulio rungtynes. Tai gal reikia palaikyti komandas? O ne, tai toks uždaras klubas. Supratau. Nu, o kaip tada po darbo, nueit kur atsigert ar dar kur nors? Šiaip ne pats geriausias laikas, nes ryte aš išvykstu. Kur išvyksti? Aš galiu atvykti. Tai, kad aš keliausiu į Meksiką. Ar aš to nesakiau aną vakarą? Ne, bet tai ne problema. Aš persikeliau. O, tai visai nesvarbu, mes vis tiek galim susitikti 8 į Prancūziją. Prancūziją? O Dieve, aš myliu Paryžių. Ten ir galim susitikti. Kokia puikia mintis. Nesvarbu, kai grįši, galėsiu nuvaksuoti mano daikčiuką, kai ateisiu. Gerai, taip, aš būtinai tai padarysiu, jei tikrai esu su kuo tai padaryti Maikui. Žinai, kur yra Eifelio bokštas? Taip, žinau, o Dieve, ten galim ir susitikti. 8. 8 prie Eifelio bokšto. Aš suspėsiu. Gerai. Viso. Gerai, tai pasikalbėsim vėliau. Taip ir bus. Aš tave myliu. Viso.